Šį kartą mūsų kelionė į Azerbaidžaną buvo kitokia neįprastai. Sunku buvo suplanuoti ir numatyti, kągi pavyks nufilmuoti. Tačiau, kai ten nuvykome, viešnagė nenuvylė. Mat šioje šalyje žodis svetingumas nėra vien tik tuščias žodis. Ypač, jei tavo gidė po Azerbaidžaną yra pirmosios šalies damos dukterėčia. Vėlų vakarą šis miestas liepsnoja, nes įsižiebė ugnis jo dangoraižiuose ir vietiniai sako, kad tai vienas gražiausių reginių naktį. Be to, tai yra aukščiausi pastatai šalyje. Jei sakysite, kad įspūdingai apšviestų dangoraižių galima pamatyti ir kitur pasaulyje, jums pasiūlys nuvažiuoti ir pasišildyti prie vos keliasdešimt minučių nuo miesto esančio liepsnojančio kalno, kuris negesta jau 4000 metų. Janardak arba degantis kalnas – ši unikali vieta kadaise buvo itin svarbi zoroastrizmo religijos išpažinėjams, kurio vienas ritualų buvo ir ugnies garbinimas. Iki šiol, jei norite, kad išsipildytų jūsų norai, meskite monetą praryti liepsnoms, kaip padaro Ulvija Mahmudova, kaip vėliau pamatysite, išties ypatinga mūsų gidė Azerbaidžane. O jei vis dar galvosite, kad tai irgi kažkur jau matyta, vietinis vairuotojas jums net patikės savo patobulintos mašinos vairą, kad per akmenuotą plyną galėtumėte nuriedėti iki dar vieno šių vietų stebuklo – purvo vulkanų. Juose galima ir išsimaudyti, ar greičiau išsivolioti. Tik nežinia, kur po to vidury jo supančios dykynės reikėtų nusiprausti, nes tokio jūsų niekas nenorės vežti atgal. Netgi šios šalies gyventojai, kurie garsėja ypatingų svetingumu ir dėmesingumu svečiams. Taigi šį kartą prieš jūsų akis Azerbaidžanas ir jo sostinė Baku. Kryptis, apie kurią ko gero tikrai nepagalvojate pirmiausia planuodami savo atostogas. Tačiau šie keli vaizdai, nuo kurių pradėjome tik smalsumui sužadinti, toli gražu ne pabaiga to, ką pamatėme. Azerbaidžanas iš tiesų nustebino, juo labiau, kad šioje kelionėje buvome lydimi ypatingų gidų, labai mylinčių savo šalį. Pirmosios Azerbaidžano ponios Mehriban Aliyevos dukterėčios Ulvijos Mahmudovos. Обязательно прогуляться по Старому году, желательно с гидом. Я бы, наверное, прогулялась по Большому бульвару, потому что он очень красивый, особенно вот эта новая часть, там уже прокатиться на велосипедах. Там много очень ресторанов, клубов. То есть, и обычно такие бульварные места туристические, рестораны бывают не очень вкусными, а там, я гарантирую, действительно очень вкусно. Да. И там очень вкусное мороженое продают, такое пломбир, белое, да, мороженое с детства. Что еще? И я бы обязательно поехала бы в пригород. Ji parodė ne tik įdomiausias vietas, kurias verta aplankyti, bet atskleidė ir vietinių moterų paslaptis, ką jos daro, kad taip stulbinančiai atrodo. Вы знаете, город маленький, Баку, все друг друга знают. И когда вокруг тебя столько красивых женщин, ты стремишься к этому. Ты хочешь тоже хорошо выглядеть. Это уже цепная реакция. И у нас очень красивая первая леди. Я думаю, что все хотят быть похожи где-то на нее. Восточные женщины и женщины Азербайджана, они очень умны, очень по своей сути. И они понимают, что женская сила заключается, конечно же, в ее красоте. Еще если она умная, то, конечно, успех гарантирован для нее, конечно. И если она еще и добрая, потому что, может быть, красивый, умный, но не очень хорошим человеком. Тогда, конечно, не знаю, даже если ты пойдешь по светлой дороге, в итоге будет тупик. Потому что твой грязный хвост, он всегда дает о себе знать, всегда. Išskirtinės keliones planuojantis Hayam Safarli, išmaišęs kone visą pasaulį, tvirtina, kad kai kurių dalykų jūs niekur kitur nerasite. Ir beje, tai nėra patys brangiausi pasaulyje Kaspijos eršketų ikrai, kuriais taip pat garsėja Azerbaidžanas. Все, кто прилетает в Баку, это первое, что они замечают – гостеприимство. Ну, миллион раз у меня было, что мои знакомые даже прилетают, они говорят, вот мы садимся в такси из аэропорта в город. Таксист говорит, вы гости, деньги не беру. Вот реально они говорят, ну, у нас шок, как это не берет? Мы, говорит, силой ему там толкаем, заталкиваем, чтобы оплатить его. Да. Но это тоже уникально. И вот в любой точке, если вы гости, вот вы лично, одна, прогуляйтесь по Баку, любое место вы зайдите, если вы гости, они вам максимум вот расскажут, покажут, пригласят. Каждый захочет вас угостить чем-то. И это традиция. O išskirtinių kelionių organizatorė Aja, su kuria leidžiamės jau ne į pirmąją kelionę, šį kartą irgi pripažino, kad nors daug ką pasaulyje yra mačiusi, ragavusi ir išbandžiusi, Baku turėjo kuo stebėtis.
Skaitosi toks kaip rytų Monakas, gal taip, nes tikrai yra labai saugu, žmonės gyvena pakankamai gerai, prezidentas, kuris valdo, žmonės jį myli, tai čia yra labai didžiulis vardiklis ir parodo tą visą šalies gerovę, sakykim taip, ar ne? Ir visur yra labai švaru. Švaru, prabangu, gražu, įdomu ir netikėta. Bet pradėkime nuo pradžių. Nuo to, nuo ko daugelis pradedame dieną. Su Khayam susitinkame senamiestyje ir jo lydimi keliaujame į vieną iš daugelio čia esančių restoranų. Jei mes, europiečiai, lėkdami į darbus, nustveriame sumuštinį ir puodelį kavos, o kartais tik kavos ir dar net išsinešimui, tai žmonės Azerbaidžane to nesuprastų. Jie mėgsta pusryčiauti visiškai kitaip. Khayam mums sako parodysintis, kaip reikėtų teisingai pusryčiauti. Tada būsite ne tik sotus, bet ir laimingi, nes diena prasidės labai maloniai, tvirtina jis vesdamasis į vieną Baku senamiesčio užeigų. Ir čia iškart pamatome, kad jo pasakyti žodžiai apie vietinių svetingumą tiesa. Vos tik užsiminus, kad mes svečiai ir dar norėtume nufilmuoti, kaipgi viskas atrodys, mums pasiūlomas gražiausioje vietoje stovintis stalas, pakviečiamas patyręs padavėjas ir kitaip nepavadinsi. Puota prasideda. Khayam, ты пригласил нас в какое-то особенное место, да? Чего мы ждем? Что мы будем здесь есть? Специальный азербайджанский завтрак. У нас культ завтрака в Азербайджане. Люди реально по утрам собираются. И это очень поздно, даже в 11-12. Они идут вот на завтрак. Вы увидите, у нас очень вкусные. У нас это называется помидор юмурта. Но это яичница с помидорами, так, если вам объяснить. Это очень вкусно, это очень национально. И реально вы можете это найти в каждой стране, у кого есть вот что-то похожее. Но ни у кого нет нашей яичницы с помидорами. Или ваших помидоров. Или наших помидоров. Это и дает вкус этой яичницы. Вы скоро это увидите, это очень вкусно и это очень традиционно. Khayam sako, kad sotus pusryčiai Azerbaidžane būtinas dalykas, o štai per pietus jau galima tik užkasti. Tai dar ir labai tinka besirūpinantiems savo figūra. Nors kaip vėliau patyrėme, Azerbaidžanas tikrai ne ta šalis, kurioje būtų lengva laikytis toliau nuo stalo ir puoselėti kokią nors savo dietą. Я смотрю, что этот наш завтрак кажется, как, знаешь, такой пир. Не то, что мы так скромненько с тобой сели, но это уже не хватит. Мы тут вдвоем сидим, а уже стол накрыт, а еще главное блюдо не пришло. Еще нет, это только так, закуски для стартера. Pasirodo šių pusryčių karalienė, kiaušinienė su pomidorais, taigi laikas mėgautis. Khayam pirmiausia siūlo įsipilti ir arbatos, o jos čia gausi visur. Kaip sako Khayam, vieta, kurioje verdama prasta arbata, gali iškart užsidaryti, niekas ten neis. Vietiniai išgeria maždaug 7 puodelius per dieną, o kartais ir daugiau, ir visi reikalai aptariami prie jos – arbatos, juodos arba su mėtomis. А если мы не знали вот такие места, такой завтрак можно найти везде, если ты скажешь, я хочу азербайджанский завтрак. Да, если вы любого спросите, что вы хотите попробовать традиционный азербайджанский завтрак, вам все покажут, прям все захотят, чтобы вы реально увидели настоящий завтрак. И даже угостят, Да, наверное. да, и даже ресторан, и когда вы туристка, вы приходите, вы садитесь, они тоже хотят максимум. Если азербайджанец сядет, может быть, они еще как-то там не то принесут. Вот для вас они максимум сделают, чтобы вам понравилось, что вы про Азербайджан остались с хорошего мнения. Taigi pradėję dieną pusryčiais keliaukime į darbą. Kaip tik tokioje vietoje esame susitarę susitikti su pirmosios šalies ponios dukterėčia Ulvija Mahmudova. Ji šalyje labai populiarų žurnalo Nargis vyriausioji redaktorė savo kolektyvui sukūrusi tikrus namus. Atvažiavus į miesto centre esančią vilą ir pamačius stalus nukrautus saldumynais, kurių nenorėdami trikdyti darbinės atmosferos taip ir nenufilmavome, iš tiesų pasijuntame, kaip atėję į namus, į svečius. Mus pasitikusi Ulvija sako, kad ji specialiai ieškojo tokios vietos, kurioje jos darbuotojai jaustųsi jaukiai. Dažnai redakcijoje jie užsibūna iki vėlumos, tad norėjau, kad čia būtų kuo daugiau komforto. Vos įėjus į akis krenta Ulvijos mamos portretas. Jos vardu Nargis pavadintas ir žurnalas. Первое, почему я хочу быть на нее похожа, это из-за ее справедливости. Это до безумия справедливый человек. Nors visi reikalai Azerbaidžane mums atrodo prasideda nuo užstalės, Ulvijos vadovaujamo žurnalo redakcijoje dirbančios merginos galėtų tiesiog žygiuoti ant podiumo. Klausiu Ulvijos, kaipgi joms tai pavyksta. Девочки, которые работают со мной, вы знаете, они всегда на виду, мы делаем разные проекты, поэтому они всегда на виду. И в конце концов мы журнал о моде и культуре, и как бы и здоровом питании. Это будет не очень правильно с их стороны выглядеть нездоровыми и некрасивыми, понимаете, и не модными. То есть эти девушки, они молодые, но все они мамы, в основном все они, ну,
практически все они мамы, являются 2 или 3 детей. Они, даже те, которые ожидают ребенка, они приходят на работу до последнего месяца. Некоторые даже на родильном столе редактируют журнал. Да, то есть я хочу сказать, что это так кажется такими хрупкими и нежными, но они девушки такие, сила воли. Iškart po reklamos. Kasai. Spausti greičio pedalą. Svarbiausias mašinos savininko nurodymas, kol važiuojam, spaus greičio pedalą, kitaip tiesiog neįvažiuosim į kalną. Ir mes jau prie poros nedidukų vulkanų. Krateryje metano dujos stumia į žemę skystą purvą, o jame pilna naudingų medžiagų ir mineralų. Drąsiausi turistai netgi mėgsta į vulkaną įlysti, bet reikia būti labai atsargiems. Pirmosios šalies ponios dukterėčia Ulvija Mahmudova šioje kelionėje ir yra mūsų ypatingoji gidė. Užaugusi Baku senamiestyje, jis sako, jog norėdami pajusti šį miestą, būtinai turime po jį pasivaikščioti ne 1 valandą ir pajusti jame tvyrančią energiją. Pradedame nuo vieno jo šedevrų – Širvanšachų rūmų, kurie priklausė viena ilgiausių islamo pasaulyje valdžiusiai Širvanšachų dinastijai. Toliau keliaujame link Mergelių bokšto. Šis išskirtinis Azerbaidžano simbolis pavaizduotas ir ant šalies banknotų, taip pat manoma, jog jis buvo zoroastrizmo ugnies šventykla, turinti 7 išėjimus ant stogo. Ir dabar galima užkopti į šio bokšto viršų, nuo ten atsiveria puikus vaizdas į Baku senamiestį ir garsų į bulvarą. Šalia jo prie pat vieno prabangiausių pasaulio viešbučių Four Seasons, kaip tik tuo metu, kai lankėmės, Baku buvo ruošiama Formulės 1 trasa. Be jokios abejonės tai dar labiau išgarsino šį miestą. Kiekvienais metais vyksta Formulė 1 ir tas garsas, kurį mes matom ir vaizdas, tai yra trasa, kuri yra ruošiama. Net ne pati trasa, nes jinai yra paruošta, bet vietos žiūrovams. Tai galima sakyti, jeigu apsigyveni šitame viešbutyje, tai tuo pačiu nusipirki bilietą ir į Formulę 1 į geriausias vietas. Tai čia šis prabangiausia vieta žiūrėti. Tau niekur nereikia eiti, tiesiog atsisėdi su šampanu, pasikvieti savo svečius, draugus ir žiūri Formulę 1. Kad dar geriau pajustume, koks skirtingas gali būti Baku, Ulvija pasiūlo mums nuvažiuoti į buvusio šalies prezidento Heidaro Alijevo vardu pavadintą meno centrą. Jis pripažintas vienu iš pasaulio architektūros šedevrų, kurio autorė tikra šios srities žvaigždė iš Irako kilusi architektė Zaha Hadid. Šis meno centras, kuriame beje nerasite jokių kampų, pastatytas 16 hektarų teritorijoje ir laikome šiuolaikinės Azerbaidžano sostinės simboliu. Ulvija sako, jog savo žurnale jie spausdino ir интервью su architekte Zaha Hadid. И Баку очень сильно понравился, насколько я знаю. Да, она была впечатлена. Как и многие, кто приезжает в Баку, они не ожидают, что Баку такой современный, что у нас такие современные люди. Как-то мне кажется, что представление у людей достаточно другое бывает. Netrukus lydimi Ulvijos keliaujame į dar vieną modernaus meno muziejų. Jis sako, kad populiarinti savo šalies menininkus yra ir jų žurnalo tikslas. Reikia pripažinti, kad Ulvijai vadovaujant žurnalui Nargis jis sulaukė papildomo dėmesio ir dėl jos asmenybės. Ulvija Mahmudova, gerai žinoma Azerbaidžane, socialiniuose tinkluose ją seko daugiau nei 350 000 žmonių. Užsiima labdaringa veikla ir yra 3 vaikų mama. Любой человек должен нести что-то с собой. Он должен что-то отдавать. Любой, кто рождается на этот свет, должен что-то отдавать. Он уже не может просто существовать и не менять мир. То есть любой должен что-то сделать. Поэтому, естественно, для меня это очень важно помогать детям. Klausiu, kaip jį viską suspėja. Ulvija sako, kad svarbiausia planuoti savo laiką, o tuomet, kai esi su vaikais, visą dėmesį skirti tik jiems. Negaliu jos nepaklausti ir labai moteriško klausimo, kaip jį būdama 3 vaikų mama ir karjeros moteris atranda laiko ir pasirūpinti savimi ir kokia apskritai Azerbaidžano moterų puikios išvaizdos paslaptis, juo labiau, kad kaip Ulvija ir sakė, jos žurnalo redakcijos darbuotojos beveik visos mamos. Я думаю, что тот факт, что у нас девушки достаточно рано выходят замуж и рано становятся мамами, тоже, конечно, имеет какой-то свой отпечаток, потому что очень быстро собирается тело, знаете. До 30 оно намного быстрее собирается, нежели после 30. Поэтому и легко похудеть после родов, собраться и быть в тонусе. Поэтому, когда ты видишь, мать и там 3 детей взрослых, а мать-то молодая,
Конечно, для Запада это достаточно странно. Да, странно, Ну потому да. что все думают, что, наверное, сестра старшая. Ну, наверное, да, конечно. У нас просто культура такая, рано замуж выходить. А рано замуж это 18, с 18? С 18 до 25. Это такой, как бы, Ну да, желательно. нужно уже. До 25 желательно замуж выйти, конечно, да. Suprantama, jog Azerbaidžano moterys turi ir kitų grožio paslapčių. Gerai, išduosiu vieną jų, sako Ulvija, kuris skamba labai paprastai – agurkai ir ananasas. Štai mano užkandžiai. В первую очередь это быть хорошим человеком. В вторую очередь это следить за собой и развиваться. Стараюсь не есть после 5 вообще, только теплую воду с лимоном. Ну, окей, но это сложно. Для кого-то может это показаться вообще невозможным. Если человек будет следовать всем этим правилам, но он будет несчастлив, ничего не поможет. Он не будет молодым. Поэтому, наверное, главный ключ – это счастье. Visai netrukus kartu su Ulvija keliausime į vieną ypatingą, kaip sako vietiniai, net stebuklingų galių turinčią vietą. Beje, ji susijusi ir su grožio reikalais. Tačiau prieš tai, jei jau vėl prakalbame apie maistą, keliaukime į restoraną, kurio šeimininkė taip pat yra Ulvija. Kviečiu jūs į tą vietą, nuo kurios turbūt ir prasideda azerbaidžaniečių virtuvė, sako ji. Čia kepama mūsų duona, o ją labai visi mėgsta. Tik dabar aš jos nevalgysiu, nes laikausi dietos ir pakaktų paragauti vos vieno kąsnelio, kad nebegalėčiau sustoti. Рецепт этого хлеба абсолютно простой. Соль, вода, мука и оливковое масло. Правильно? Да. Čia dirbantis patyrę kepėjai sako, jog 15-20 kg tokios duonos jie iškepa kasdien. Davė prijuostę, pasiūlo prisidėti ir net nesakysiu, kaip neprofesionaliai viską padariau. Не очень, да? Нет, очень даже неплохо. Nors Ulvija giria, bet vienas kepėjų dar palygina mano duonelę ir pasiūlo man pašauti ją į tandūrą. Ar dar reikia pridurti, kad pirmasis blynas, kaip sakoma, prisvilo ir nukrito. Ir pavyksta pabandžius tik dar kartą. Prie šitų krosnių yra kepama tradicinė azerbaidžanietiška duona ir mane štai mokė meistrai, kaip kepti, bet iš tikrųjų taip tik atrodo, kad vienu tokiu švelniu judesiu tiesiog prilipiname prie krosnės krašto tą duoną ir viskas čia gerai, bet iš tikrųjų tai man nukrito, sudegė ir po to man parodė gudrybę, kad reikia beveik įkišti ranką tokiems naujokams kaip aš ir tada taip prie sienos pritvoti ir tada pavyksta. Bet duona labai skani. Labai skani, karšta, nuostabi. Tai va, bet man sakė, kad jeigu aš pasipraktikuosiu, tai mane jau beveik priims į šitą kepiklėlę. Tuo tarpu stalas jau vėl klojamas patiekalais. Ir kaipgi šioje šalyje laikytis dietos? Ulvija šypteli, tiesiog rinkitės kokybiškus produktus ir taip jau išlošite. Nu, jei toliau kalbame apie sveikatą ir grožį, ji pasiūlo važiuoti už miesto. Šiek tiek daugiau nei 60 km už Baku ir atsidūrėme istorinėme meninėme rezervate Gobustane. Šios vietos istorija neeilinė. Sovietiniais laikais valdžia ketino čia išsprogdinti uolas ir nutiesti magistralę, o vėliau buvo planuojama pastatyti net ir griežto režimo kalėjimą. Bet vietiniai gyventojai ėmė labai stipriai priešintis. Mat nuo seno buvo tikima, kad šios vietos turi ypatingų galių. Čia buvo atliekami šamanų ritualai, o be to vietiniai pasakojo ir apie keistus piešinius randamus ant uolų. Ir iš tiesų, į Gobustaną galų gale atvykę mokslininkai apstulbo čia radę pirmykščių žmonių įrašus uolose. Jose medžioklės scenos, žmonių ir gyvūnų figūrėlės, kupranugarių karavanai ir dangaus kūnai. Ne tik 40 000 metų siekiantys piešiniai ant uolų arba petroglifai, visa ši vietovė dabar yra paskelbta UNESCO paveldo objektu ir saugomi valstybės. O vietiniai gyventojai iki šiol tiki stebuklingomis šių vietų galiomis. Ir kai jos uždaromos lankytojams, labai vėlais vakarais, jie eina į tam tikras slaptas vietas ir rengia šamaniškus ritualus. Vaikščiojame po šį muziejų po atvirų dangumi lydimi Ulvijos ir staiga vienas asistenčių šypteli. Jis sako, net nežinojusi, kad kaip tik šiuo metu Gobustane bus surengta Nargi žurnalo modelių fotosesija. Nenuostabu, kad gavus leidimą pasirinkta šį ypatingą vietą. Krenta švelni popietė šviesa, tad jokio papildomo apšvietimo nebereikia. Tiesa, Ulvija šiek tiek skubina. Turime nuvažiuoti ir į kitą šio rezervato vietą. Dar vieną gamtos stebuklą. Gobustane kunkuliuoja maždaug 400 purvo vulkanų. Tiesa, iki jų teks kratytis netokiu lygiu keliu. Vairuotojas paklausęs, ar turi teises, pasiūlo sėsti už automobilio vairo. Pasak jo, mašina važiuoja tiesiog pati. Gasai.
Svarbiausias mašinos savininko nurodymas, kol važiuojam, spaus greičio pedalą, kitaip tiesiog neįvažiuosim į kalną. Čia man sekasi geriau nei su duonos kepimu. Ir mes jau prie poros nedidukų vulkanų. Krateryje metano dujos stumia į žemę skystą purvą, o jame pilna naudingų medžiagų ir mineralų. Drąsiausi turistai netgi mėgsta į vulkaną įlysti, bet reikia būti labai atsargiems. Kitų automobilių vairuotojai apdairiai atsineša buteliukus, prisėmia purvo ir atiduoda mums. Patikėkite, tai natūralus grožio produktas. Taigi, kai eisite į dušą, iš pradžių išsitepkite šiuo purvu ir oda sugers visas naudingas jo medžiagas. Kitoje laidoje, kodėl Azerbaidžano kilimai kainuoja 100 000, kaip jie gydo ir kokių neįtikėtinų dalykų galima rasti Baku turguje. Mes, kadangi dabar jau ėjom turguje ir suradom prabangos prekių, ar ne, tai dabar, jeigu šitie dalykai neišvaizdžiai atrodo, tai žinokit, kad čia yra Triufeliai. triufeliai, Azerbaidžano triufeliai.